Sovietų Sąjungoje kariuomenė buvo viena svarbiausių institucijų. Ji turėjo ginti sovietinę sistemą nuo neva imperialistinių vakarų puolimo. Sovietų Sąjunga tęsė carinės Rusijos imperijos tradicijas, kurioje kariuomenė taip pat buvo aukštinama ir svarbi. Šitos patirtis, šitos tradicijos, jos yra giliai įsismelkusios į žmonių sąmonę ir matyti nesikeis artimiausių metų taip pat. Galima pateikti tokį pavyzdį, kad pas mus maži vaikai 3 metų kažkokiais politiniais ar ten tradiciniais rūbais nesirengia, o tuo tarpu jie ten su tom Budionovkom vaikščiodavo. Tai aš matydavau, koks skirtumas tarp lietuvių ir Sovietų Sąjungos tuo metu, kai aš pats Rusijoje mokiausi. Galima prisiminti, kad dar nuo Rusijos imperijos laikų eina toks posakis, kad Rusija turi tik 2 sąjungininkus, tai yra kariuomenė ir laivyną. Vėlgi kalba eina būtent apie karo laivyną, tai galima sakyti, kad kariuomenė buvo svarbi, tai tokios kietos galios elementas ir atitinkamai visada jį užėmė svarbų vaidmenį tiek Rusijos imperijos gyvenime, tiek vėliau Sovietų Sąjungos. Sovietų Sąjungos sudėtyje buvo daug skirtingų kultūrų, kiekviena iš jų turėjo savas tapatybės. Žinoma, dominavo rusiškoji kultūra. Rusiškos kultūros visuomeniai kariuomenė buvo svarbi. Ir tarnyba kariuomenėje, ir karininkų laipsniai reikšdavo daug. Kariuomenė turėjo kultinį statusą. Šiaip kariuomenė turėjo didelį Rusijos gyventojų pasitikėjimą ir tam tikrą nepasitikėjimą iš kitų sąjunginių respublikų, nes ta kariuomenė buvo okupacinė, svetima ir toks skirtumas visą laiką buvo. Pavyzdžiui, pas mus nebuvo laikoma gerų tonų, kad merginos vaikščiotų su sovietų karininkais. Tai laikoma buvo tam tikrų nepagarba ir nepatriotizmu. Tuo tarpu Rusijai tai labai didelę reikšmę turėjo ir karininkai turėjo statusą merginų tarpe, ypatingai kokie nors lakūnai, jūrininkai ir panašiai. Ir žmonės galėjo su uniformom eiti šokius ir sulaukti didelės pagarbos ir pasitikėjimo iš žmonių tarpo. Ir žinoma, kariuomenė vis tiek jinai buvo masinė Sovietų Sąjungoje. Didžioji dalis vyrų buvo tarnavę kariuomenėje vienokią ar kitokią formą. Ir kažkuria prasme vyras ir karys buvo laikoma vos nesinonimu. Vyrų diena buvo vasario 23 kariuomenės diena. Toks atitikimas. Tai, kad jinai buvo masinė, didelė ir daug žmonių tame dalyvavo, tai kai kuriais atvejais net labai sunku ir atskirti būdavo nuo visuomenės. Ir viešųjų ryšių prasme buvo stengiamasi sovietų kariuomenę pristatyti kaip tokia tikroji gynėja, visuomenės nuotaikų ryškėja. O kadangi jinai nebuvo tokia labai politizuota kaip daugumas kitų struktūrų, tai kažkuria prasme buvo laikoma ir tokia senųjų tradicijų tęsinio vieta. Tai manau, kad Rusijoje labai svarbi, pas mus žinoma nelabai svarbi. Tačiau kiti ekspertai atkreipė dėmesį, kad sovietmečių kariuomenė ne visada turėjo didelį valdžios prielankumą. Po Antrojo pasaulinio karo, ar kaip Rusijoje mėgstama pabrėžti po to didžiojo tėvynės karo, iš tikrųjų apie 20 metų pergalės diena nebuvo švenčiama. Dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad ta pergalė iš tikrųjų labai daug kainavo. Stalinas ir jo aplinka bijojo ir kažkaip tai skatinti tą kariuomenę ar pabrėžti jos vaidmenį, nes kaip jėga, kaip tokia organizacija, kuri turi ginklų, kuri turi tam tikrą vadovybę, kuri irgi gali turėti tam tikrą požiūrį, ta kariuomenė galėjo kelti grėsmę ir pačiam valdančiajam režimui. Taigi santykis buvo dvilypis. Žmonės sovietmečiu tikrai negyveno gerai. Tenkinosi minimumais gyvenimo iš savo algų. Didelė dalis vogdavo iš valstybės, veikė juodoji rinka. Kas buvo vieša, tai kariuomenės paradai. Jiems pamatyti tą kariuomenę gerai, moderniai ginkluotą, būdavo tokiu būdu ir paaiškino, kodėl jie taip gerai negyveno. Ir kitas dalykas, kariuomenė parodydavo savo buvimą ir valdžiai parodydavo, kad kažką tai daro. Jau stengdosi į tuos paradus įdėti daug širdies, daug darbo, daug laiko. Ir tas išorinis blizgesys buvo tikrai labai svarbus. Visi, kas tarnavo kariuomenėje, žino, kad
tie paradai buvo svarbus, taip, ne kelios valandos treniruotės, bet trukdavo ilgai. Savo tikslą dažniausiai pasiekdavo. Kariuomenės rikiuotės būdavo to tokių rusiškų, prūsiškų žingsnių, akivaizdžiai mušant į šaligatvį ir garsas būdavo toksai ir vyresnio amžiaus karininkai irgi būdavo raginami žygiuoti. Tai tie kariniai paradai, jie gal tose visuose paraduose turbūt buvo patys tokie tikriausi. Ir visuomenės Rusijoje priimami kaip labai svarbus, nes po tų paradų dažniausiai būdavo reiškinys, ko Lietuvoje nelabai, tai yra liaudės vaikštynės. Tai būdavo tokios šventės, visuotinės, kolektyvinės, iki ryto. Na ir tada jau tie kariai ten galėdavo atsipalaiduoti, bet jie sudarydavo tos šventės tą rimtąją dalį. Tai ir merginos, ir vaikinai tai žiūrėdavo labai rimtai. O jeigu jau žmogus pasiekdavo aukštą laipsnį, pavyzdžiui, generolo, pulkininko, tai jisai jau nusipelnydavo visuomenės labai didelės paramos. Galima sakyti, kad sovietmetis nors ir degradavo karininkų, pavyzdžiui, korpusą, bet vis tik tai išlaikė tam tikras savybės ir tie, sakykime, karininkai, kurie ypatingai nepolitinių dalinių, kažkokių tokių techninių, specialistinių, tai jie sulaukdavo didelio visuomenės palaikymo ir pagarbos. Kiekvienas paradas tai yra savotiška komunikacinė priemonė. Tai galimybė parodyti kariuomenės dydį, ginkluotę, galimybė galbūt pasiųsti ir tam tikrą žinutę vakarams, nes vakarų žvalgyboms tas paveiksliukas iš Raudonosios aikštės Maskvoje karinį paradą tai leisdavo pažiūrėti, ką Sovietų Sąjunga turi, ką demonstruoja, kokia ginkluotė yra. Tai viena vertus ir tam tikras žvalgybinės informacijos vakarams šaltinis, kita vertus Sovietų Sąjunga tai suprasdama vėlgi galėjo siekti demonstruoti tas galingiausius ginklus, įtvirtinant savo naratyvą apie savo karinę galią. Šiandieninėje Rusijoje, ypač po prasidėjusio karo Ukrainoje, kariuomenės vaidmuo ir kultas netgi didesnis nei Sovietų Sąjungoje. Dabartinė valdžia, stengdamasi prikelti žmonių patriotinius jausmus tam, naudoja kariuomenės kultą. Pavyzdžiui, kurdami naujus karinius filmus. Tie filmai šiek tiek pasikeitė nuo sovietinių. Sovietiniais buvo tokia labai sovietinė tokia propaganda, o dabargi jie sujungia sovietinę ir Rusijos imperinę tas pasakas į vieną. Dažnai ten pateikdami kokius nors šventikus dalyvaujančius ten šventame kare. Ir didelis dėmesys buvo mestas kadetų mokyklom, įvairiom pilietiniam patriotiniam organizacijom. Ir po keleto metų, gal po dešimtmečio šio darbo pasimatė rezultatai. Ukrainiečiai iš fronto pasakojo, kad su jaunaja karta susitarti nepavyksta. Jeigu vyresnė karta dar ten pasiduoda papirkinėjimams, kažkokiems bendro sovietinės praeities prisiminimų blokui, tai jaunimas yra indoktrinuotas ir nusiteikęs labai ryžtingai. Na ir tokiu būdu ta kariuomenė pradeda užimti panašią vietą kaip Wehrmachtas nacionalsocialistų Vokietijoje. Ir tai tokia, sakyčiau, kokybiškai aukštesnėme lygyje, negu kad buvo vėlyvajam sovietmetį, nes teigiama sovietmečio kariuomenės įvaizdį labai gadino kyšininkavimai, papirkinėjimai, įvairūs skandalai, kurie buvo bandomi nuslėpti, bet vis tiek, žinot, jau ta sovietinė vėlyvoji kariuomenė patyrė tų laikų jau įtakas. Rusijos kariuomenės įvaizdžiui labai pakenkė karas Ukrainoje. Niekas nesitikėjo, kad jai taip prastai seksis kariauti pirmosiomis karo dienomis. Rusija įstrigo ilgame kare. Taip pat dabartinės Rusijos kariuomenės problema ta, kariuomenė neturi to, ką turėjo sovietų karininkijos dalis. Ten buvo ir 5. ir 7. kartos karininkų, daugiau intelektualų. Tokių žmonių dabartinėje Rusijos kariuomenėje esą mažiau. Todėl, kad diktatūra jinai savo padarė, paliko mažiau vietos tiem žmonėms specialistam reikštis, tai paaiškina ir Rusijos kariuomenės didelius nuostolius, bet taip pat matyti yra ta kariuomenė jau kitokia ir ten nėra vietos diskusijai, nėra vietos tokiem pašnekėjimam, kažkokiom bendresniem politiniam temom, ką aš stebėjau vėlyvoji sovietiniai kariuomeniai. Na ir pati ta kariuomenė tokia ne taip išvystyta, kaip buvo vėlyvajam sovietmetį, jinai jau tokia,
kritusi šiek tiek, nes investicijų ilgą laiką nebuvo ir ta indoktrinacija kariuomenės, jinai palieka mažiau vietos tai kūrybiniai minčiai. Vėlgi suprantama, kad kariaujančioje valstybėje kariuomenės vaidmuo visada bus svarbus. Ir yra svarbus. Tačiau šiandieninėje Rusijoje vėlgi vyksta labai įdomus procesai, apie kuriuos galbūt netgi per anksti kalbėti, nes mes dar nežinome, kuo visa tai baigsis. Su Kinijos kariuomenė kiek kitaip. Ten kariai nėra labai gerbiami kinų visuomenės. Netgi garsusis prancūzijos rašytojas Jules Vernas XIX amžiuje yra pasakęs, kad Kinijoje kareiviai tiek pat nekenčiami, kiek Japonijoje garbinami. Tai šitas pasakymas rodo, kad Kinijos kariuomenė jinai neturi tokių tradicijų, kaip kad turi Rusija. Imperija ten buvo truputėlį kitokio pobūdžio ir dažniausiai kiniečių kariuomenė reikėdavo kariauti su vidiniais maištais. Tokiu būdu jie daugiau tokia vidaus reikalų kariuomenė. Po antrojo pasaulinio karo, kada jiems teko kovoti ir prieš antrą, ir po antrojo pasaulinio karo, kada jiems teko kovoti su politinė opozicija, tada jie galėjo pasigirti tam tikrais žygiais ir tas, sakykime, komunistinis jos pobūdis, jis ten priimamas daug natūraliau negu kad, sakykime, jau po antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungai. Ir ta kariuomenė tokia ir sovietinė, ir labai kolektyvinė, ir ten tikrai mes jos nežinom, kaip jinai elgtųsi, nes moderniais laikais yra mažai kariavus. Mes daugiau matom skaičius, paradus, daugiau matom jų laivus, kažkur be pasirodančius lėktuvus, bet kiek efektyvi ta kariuomenė yra sunku pasakyti. Žinoma, tai yra viena didžiausių kariuomenių pasaulyje, neblogai šiuo metu apginkluotų, tai tikėtina, kad jie gebėtų savo užduotis įvykdyti, tačiau kaip ir visos mažai kariavusios kariuomenės yra didžioji nežinia, kaip iš tikrųjų elgtųsi realaus karo sąlygom. Kinijoje vėlgi kariuomenės vaidmuo yra svarbus, tai yra vienas iš ramsčių valdžios, tai yra Kinijos komunistų partijos. Kariuomenė atiduota nemažai sferos, kur jį veikia, tarkime, toks įdomus faktas, kuris yra man žinomas, ir jis nėra didelė paslaptis, kad Kinijoje už kosminę programą atsakinga būtent kariuomenė. Tai, vėlgi, ne civiliai specialistai, bet kariuomenė. Ir dauguma Kinijos astronautų, arba taikonautų, kaip jie vadina, šiaip turėjo tos karinius laipsnius. Ne šiaip kažkokie tai žmonės atrinkti iš visuomenės, bet būtent kariuomenės atstovai. Tai irgi parodo tam tikrą vaidmenį. Indoktrinacija ir kariuomenės garbinimas buvo skiepijamas dar sovietmečiu. Šiomis dienomis tas itin pasijuto po invazijos į Ukrainą. Pavyzdžiui, vaikų indoktrinacija tapo sisteminga. Kažkiek žinant vaikus, jinai palieka ypatingai gilius randus. Ta prasme, tie žmonės vaikystėje gavę tam tikrus įgūdžius, paskui jų pakeisti nelabai ir gali, arba jiems bus sudėtinga ir ta visuomenė yra pakankamai pavojinga, todėl kad jinai iš tikrųjų tokia bekompromisė. Tai yra toks filmukas rusų apie tokį Zmej Garinčių, tai yra labai gerai pavaizduota. Prieini ir kryžkeliai dešinę Rusiją, į kairę priešai. Tai va tas mąstymas, jisai jau pas juos ir tradicinis, bet jis dabar dar stiprinamas labai stipriai. Ir kažkiek tai veikia, ir matyti nemažai veikia. O dar specializuotų mokyklų daug padaryta. Aš paraduose stebiu, kiek ten tų kadetų mokyklų, tai ten skaičiai didžiuliai. Tai tie žmonės, jie jau tokie paruošti, karo mašinos tam tikrą prasme. Ir žinoma, kad su jais mūsų tokioje liberalioje aplinkoje šugdytėm žmonėm, jeigu tektų kovoti, tai būtų sunku. Bet kita vertus, tai, kad jie turi tik vieną nuomonę, neskatina kūrybingumo. Ir tos visuomenės, Rusijos visuomenės amžina problema, tai yra kūrybingumo trūkumas. Tiksliau, jie sunaikina tuos kuriančių žmonės dar pačioje pradžioje ir tokiu būdu sukuria tokią neįgalią visuomenę, nors jinai tarsi ir labai galinga, ir susitelkus tarsi, bet realiai labai sunkiai ką nors galinti padaryti, nes vis tik laisvės reikia kūrėjams, kito būdo nėra. Ir čia kažkuria prasme Rusija labai pasuko į rytus, nes kalbame
ten mes arba Varšuvos sutarties valstybės, Ukraina, tol ten buvo daugiau vakarietiškai mąstančių žmonių ir ta kariuomenė buvo labiau vakarietiška. Dabargi, kada ten tų jau respublikų neliko, atskiros nepriklausomos valstybės NATO narės, tai pas juos labiau dominuoja ta tokia totoriško tipo kariuomenė. Tai yra militarizacija, visuomenės militarizacija, visi tie procesai, kurie iš tikrųjų yra platus, jie apima mokyklų ir darželių tinklą, tai yra nurodymai iš viršaus ir kiek teko girdėti, tik vienetai, mokytojai bando priešintis tam, bet dauguma tiesiog paklūsta. Tai yra militarizacija, kas rodo, kad vėlgi režimas Rusijoje, aš sakyčiau, jau keliauja labiau nuo autoritarinio į galbūt į totalitarinį režimą, kuris bando kontroliuoti ir apimti vis daugiau sferų. Prie ko tai veda, tai suprantama, tai yra tam tikra visuomenės deformacija. Tai yra naratyvai, kurie yra įdiegiami į vaikų sąmonę. Vaikai dar dažniausiai negeba kritiškai jų vertinti, jiems patikimi tam tikri naratyvai, kuriuos priima nekritiškai ir tai reiškia, kad ta militarizacija ir ten kariuomenės kultas jau artimiausioje ateityje bus dar labiau įsitvirtinęs masinėje Rusijos visuomenės sąmonėje. Pasiekmes vėlgi atitinkamos, žiūrint į tam tikrus istorinius pavyzdžius, vėlgi mes yra žinoma, kad po Antro pasaulinio karo Vokietijos denacifikacijos procesas nebuvo labai lengvas ir ten po kurio laiko tie patys Vokietijos gyventojai perėjo į neigimo fazę ir vėlgi nenorėjo pripažinti nacių nusikaltimų. Tai vėlgi tai yra pagrindas tam, kad Rusijos visuomeniai būtų dar sunkiau pripažinti dabartinės Rusijos režimo nusikaltimus. Atspindžius tos kultūros kariuomenės kulto garbinimo matome ir Antakalnio kapinėse gegužės 9 dieną. Tiems žmonėms pergalė Antrajame pasaulinėme kare tarsi nustelbė visas kitas problemas, kitus nešvarius Sovietų Sąjungos dalykus, pavyzdžiui, gulagus. Laimėjom. Pergalė. Žmogui patinka kalbėti apie pergalės. Ir tada galima apie tai kalbėti ir tada visi eina ir tokiu būdu užkoduojami sekančiam karui. Nes aš taip kiek stebėdavau tą jų propagandą, tai man atrodydavo, kad jie tiesiog laukia to karo, nes tik karo metu bus tikrasis gyvenimas. Čia taika tai toks kažkoks menkas egzistavimas, o šventasis karas ir jie tam šventajam kare dabar ir sėdi, nors jis nei šventas, nei ką ir visiškai neteisingas, bet jie, kadangi turi fragmentuotą mąstymą, jiem daugumai net nekyla klausimų, arba jeigu ir kyla, tai juos atstumia, nes turėti atskirą nuomonę tam krašte yra labai pavojinga ir greičiausiai baigsis blogai. Sovietų sąjunga buvo nugalėtojų pusėje. Ir Sovietų sąjungai ta pergalė iš tikrųjų kainavo labai daug. Nes kalba eina apie sovietmečių irgi tikslų skaičiai, kiek žuvo žmonių, kiek Sovietų sąjunga prarado. Tie skaičiai buvo slepiami. Ir manoma, kad realistiškiausias skaičius galbūt yra 20 milijonų žmonių. Čia milžiniškas skaičius ir kai sakoma, kad Sovietų sąjungoje faktiškai karas palėtė kiekvieną šeimą, tai iš esmės yra tiesa. Galima sakyti taip, ten Maskva išnaudoja tą pergalės dieną propagandą ir vėlgi savo laiku, kai dar Rusijoje buvo įmanoma vykdyti patikimus sociologinius tyrimus, kalbant apie Rusiją, buvo faktas, kad pergalė tame didžiajame tėvynės kare, kaip Rusijoje kalbama, buvo pagrindinis istorinis įvykis įsitvirtinęs Rusijos visuomenės masinėje sąmonėje. Antroje vietoje labai atsilikdamas buvo Gagarino skrydis į kosmosą. Rusijoje tai yra pagrindinis naratyvas. Vėlgi mes galim sakyti, kad Lietuvoje gyvena žmonių, kurie vėlgi ir iki šiol gyvena savotiškai Rusijos informacinėje erdvėje. Tų žmonių nėra daug, bet jų yra. Tai čia yra vienas lygmuo. Kitas lygmuo vėlgi atmintis, kuri yra saugoma šeimose. Ir kai kuriems žmonėms, taip pat ir Lietuvoje, aš manau, labai nuoširdžiai ta šventė yra svarbi. Per nepriklausomybės metus keitėsi ir Lietuvos kariuomenės įvaizdis, tiesa nedaug. Kariuomenės įvaizdis visuomenėje pakankamai geras, paveldėtas dar nuo nepriklausomybės kovų. Net atkuriant mūsų kariuomenę 91, tarkime, 92 metais,
visi dar matydavo tą Smetonės kariuomenės tokį teigiamą įvaizdį. Tai turbūt geriausia, ką mes turime iš tų laikų, tai gerą kariuomenės įvaizdį, ypatingai kaime. Karininkas tai yra karininkas, jau yra žmogus toksai rimtas, vertas pagarbos. Aišku, tam įvaizdžiui labai pakenkė tas 40 metai, nes visuomenė įsitikinusi, kad kariuomenė čia kalta. Nors kariuomenė gavo tokius įsakymus ir vykdė juos, tai ne jinai ten sprendė. Nebent kariuomenės vadą laikyti jau kariuomenės tokia galva. Bet šiaip iš principo tiesiog jai buvo pastatyti prieš faktą. Tai tas, žinoma, pakenkė labai įvaizdžiui, bet lyginant su daugeliu kitų kraštų, tai vis tiek pakankamai aukštas statusas. Tuo labiau, kad kariuomenė jinai gerai pasirodė 91 metų sausio įvykių metu ir šiaip sugebėjo ir į NATO įstoti ir padaryti, ką reikia. Tai tas įvaizdis pas mus yra iš tikrųjų neblogas. Po 2004 metų buvo toks didžiulis atoslūgis, kai buvo nuspręsta, kad kariuomenės Lietuvai nebereiks. Tai kažkokios misijos čia ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas labai atsispindėjo ir stojimų į karo akademiją intensyvume, sakykime, kiek ten į vieną vietą tų žmonių būdavo. Ir tada tiesiog žiūrėjo kaip į profesiją. Jau nebematė to pilietinio patriotinio tokio skatinimo ir ta situacija vėl pradėjo keistis po 14 metų, kada kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas pasakė aiškiai, kad kariuomenės nėra. Ir kad dabar reikia ką nors daryti, nes priešingą atveju bus taip, kaip pasitiko Sakartvelui ar Ukrainai. Tai šitas pasakymas buvo lūžio momentas ir tada buvo visa banga patriotų, kurie atėjo į kariuomenę ir tas jaučiasi po šiai dienai. Tai labai tokie motyvuoti žmonės, kūrybingi, nusiteikę veikti ir nusiteikę aukotis, tai yra pati geriausia medžiaga, iš ko galima daryti kariuomenę. Tai šiandien Lietuvos kariuomenės įvaizdis, mano nuomonė, yra labai geras. Man atrodo, kad jau vis tik žmonės jau atskiria, kur yra Lietuvos kariuomenė, kur yra sovietinė armija. Ir nors dar ten vyresnės kartos žmonės dar būna, ką nors tokio pasako, bet vis tiek jau iš tikrųjų skirtumas matosi. Įvaizdis keitėsi nuo tokio labai silpno, sakykime, nuo mažo palaikymo iki pozityvaus. Ir šiandien mes žinome, kad kariuomenė yra tarp tų institucijų, kur Lietuvos žmonės palaiko labiausiai ir labiausiai pasitikė. Aš manau, vėlgi tai lėmė keli veiksniai. Pirmiausia ir tai, kad ta kariuomenė iš tikrųjų tobulėjo, ypač būtinybė ir mūsų siekis įstoti į NATO. Vėlgi siekia tobulėti, keisti standartus, pasiekti to, kad mūsų kariuomenė nebūtų panašiai kažkokia tai sovietinė kariuomenė, ten perimusi tam tikras tradicijas, bet iš tikrųjų nauja moderni kariuomenė. O šiandien aš manau, kad tai lemia ir suvokimas, kad mes gyvename labai sudėtingame, geopolitiškai sudėtingame regione ir kariuomenės vaidmuo jau nebėra toks nominalus, kad yra valstybė ir valstybė lyg tai turi turėti kariuomenę kaip tam tikrą atributą, kuris priklauso valstybė, bet kariuomenė realiai yra ta jėga, kuri turi užtikrinti valstybės saugumą su kitomis institucijomis. Tai aš manau, šitas suvokimas vėlgi stipriai veikia kariuomenės įvaizdį ir kariuomenė rodo, kad ji iš tikrųjų ruošiasi įvairiems scenarijams, įskaitant blogiausius. Akivaizdu, kad Lietuvos kariuomenė tapo vakarietiška, be sovietinės armijos, ginkluotės ir papročių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.